Lietuvos Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų Vilniaus atstovai rekomendavo partijos priežiūros komitetui šalinti Vilniaus merą Vilių Navicką iš partijos sąrašų, taip pat išbraukti iš pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų sąrašų. Esą jis naudojo spaudimą partijos kolegai, kad tas vilkintų kitoms partijoms nenaudingus sprendimus. Preliminariais duomenimis rugpjūčio mėnesį sodros pajamos buvo 0,1% arba 900 000 didesnės nei planuota. Per praėjusį mėnesį asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių buvo gauta 29 milijonai litų, tačiau išmokos siekė milijardą ir daugiau nei 46 milijonus litų. Atliekų sistemos ir miškų ūkio pertvarkos projektai pristatyti į vyriausybę. Atliekų tvarkymo srityje siūloma pakeisti gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimo sistemą. Esą dabar piliečiai 2 kartus moka už atliekų tvarkymą. O kalbant apie miškų ūkio pertvarką, patvirtinus projektą, valstybinių miškų sektoriaus mokesčiai į valstybės biudžetą padidės apie 20 milijonų litų per metus. Trečiąją Seime vykusioje konferencijoje Lietuva ir Indija abipusiškai naudinga draugystė pasirašyta visuomeninio Lietuvos ir Indijos forumo steigimo deklaracija. Šio forumo iniciatoriais Užsienio reikalų ministerijos atstovų teigimu tai turėtų paskatinti didesnį Lietuvos institucijų ir visuomenės susidomėjimą sparčiai ekonomiškai augančią Indiją. Tarptautinės futbolo federacijos pasaulio futbolo rinkimų reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 52 vietos pakilo į 42, pralenkdama Latviją ir Estiją.